Gerą rytą, vyrai ir moteris. Tai šiandien noriu papasakoti, kokia yra proceso eiga. Tai pradėjus vykdyti savo individualią veiklą pagal administracinę veiklą, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veiklą, pradėjau peržiūrėti visų įstaigų nuostatas, dokumentus, rengimo dokumentų, teisės aktus ir ten visokius kitus dalykus. Ir žodžiu, buvo nustatyta, kad vaikų gerovės centre Pastogė mūsų vaikai yra laikomi neteisėtai. Tai kreipiamės į Vaikų gerovės centrą su pranešimu 2024 metų sausio 23 dieną Kaune. Dokumentas priimtas tą pačią dieną, numeris SK41-15. Dokumentas skamba taip: pranešimas Vaikų gerovės centro Pastogėje direktoriai Gražinai Didžbalienei. Pranešame, kad jūsų pateiktų dokumentų kopijos pavadinimais Kauno miesto savivaldybės meras Potvarkis numeriais tokiais ir tokiais galimai neturi juridinės galios, kaip nurodyta dokumente patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų 9 dieną įsakymu numeris A-2755 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų gruodžio 18 dienos įsakymu numeris A-4245 redakcija Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašo 5 skyrius parengtų dokumentų tvarkymas ir siuntimas. Tai atkreipiau dėmesį, kad į mums įteiktas Kauno miesto savivaldybės mero potvarkyje nėra nei vieno štampo, išskyrus nuorašą patvirtino tam įgaliojimų neturėdama Kauno socialinių paslaugų ten kažkokia specialistė, Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio specialistė Šarūnė Ožiūnienė. Jinai padarė tą projektą, nes pagal teisės aktus administracija Kauno miesto savivaldybės užsiema parengiamaisiais teisės aktų ir potvarkių projektais. Taigi buvo kreiptasi dėl potvarkio projekto sukūrimo, potvarkis projektas buvo sukurtas, potvarkio projektui pritarė pasirašydamas vicemeras, tuo metu ėjęs laikinai pareigas, kad toks projektas užregistruotas ir, žodžiu, ta moteriškė padavė tokį potvarkį, kuris yra teisės aktų numatyta tvarka, kaip rodo dokumentai negaliojantis, o būtent tai toliau pasakysiu. 76 popierinių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais nuorašai patvirtinami dokumentų skyriaus antspaudu. Tai va. O savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių nuorašai patvirtinami sekretariato antspaudu. Tai va, tai žodžiu, padaviau aš jiems šitą, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, galima traktuoti, kad anksčiau minėti dokumentai potvarkis toks ir toks neturi juridinės galios ir negalėjo būti vykdomi. Ko pasakoje Paulius Benas Lūna visą laiką Vaikų gerovės centre buvo laikomi neteisėtai. Žinant šias aplinkybės reikalaujame nedelsint imtis visų priemonių, grąžinti vaikus pas biologinius tėvus arba pateikti įrodymus, kas paneigtų šias išdėstytas aplinkybės kitaip, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Žodžiu, dabar paskaitysiu, ką jie kitą dieną, ne kitą dieną, 23 pateikiau, 25 gavau. Tai dabar pasakysiu,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. 3 straipsnis viešojo administravimo principai. Išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybės ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertinamas prašymo ar skundo turinį. Tai dabar Pastogė atrašo taip: dėl pranešimo persiuntimo informuojame, kad Vaikų gerovės centras Pastogė 2024 m. sausio 23 d. gautą Mindaugo Vilčinsko pranešimą 2024 m. sausio 24 d. persiuntė Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyriui nagrinėti pagal kompetenciją. Tai va, tai toliau mes nuvažiuoju tiksliau į savivaldybę, klausiu, nusivežu tuos man išduotus Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio specialistės Šarūnės Ožiūnienės nuorašus, kurie nepatvirtinti tuo štampu, kurio turi būti patvirtinti. Ir nuvažiavęs į Kauno miesto savivaldybę reikalauju, kad man ant tų dokumentų uždėtų, kaip teisės aktų numatyta tvarka, turi būti išduoti dokumentai. Tai negalėjote nieko prisiskambinti, žodžiu, pats prisiskambinau ir kaip tik atėjo, sako, palauk, jau ateina, to įgausi. Tai atėjo minėtas asmo Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio specialistė Šarūnė Ožienienė. Ir jinai man pateikė 3 elektroninio dokumento nuorašus, kurie yra sužymėti ir be parašo. Tai ta prasme, vicemero parašo nebuvo, o kad nuorašas tikras patvirtino dokumentų skyrius štampu. Tai va, tai gavęs šitus dokumentus nuvažiavau atgal į Kauno miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio specialistę Šarūnę Ožiūnienę ir norėjau įteikti jai pranešimą, bet pranešimą negalėjau jai įteikti, nes jinai jau kažkaip buvo išėjus iš darbo, nors buvo dar gana anksti. Tai buvo apie 1 valandą po pietų iš karto. Jau jinai nedirbo. Žodžiu, pranešimas skamba taip. Pranešu, kad jūsų dokumentų skyriaus pateikti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų nuorašai numeriu toks ir toks nėra mero potvarkis, kaip numato teisės aktai. Mero potvarkio nuorašą tvirtina Kauno miesto savivaldybės sekretoriatas. Tai aiškiai nurodyta Kauno miesto savivaldybės dokumentų rengimo, apskaitos ir saugojimo naudojimo kontrolės procedūrų aprašo 1 skyriaus bendrosios nuostatos. Ir žodžiu, čia yra 76 punktas popierinių savivaldybės administracijų direktoriaus įsakymų veiklos klausimais nuorašai patvirtinami dokumentų skyriaus antspaudu. Ir savivaldybės tarybos sprendimų mero potvarkių nuorašai tvirtinami sekretoriato antspaudu. Savivaldybės padaliniams įdedami jų pašto dėžutes esančias pagrindinėme savivaldybės pastate. Tai taip ir buvo. Ta socialinės darbuotoja, taip vadinama administracijos skyriaus, paskambino į dokumentų valdymo skyrių ir paprašė atspausdinti projekto nuorašą ir patvirtinti štampą. Tai jinai atliko savo pareigas, jinai projektą atspausdino ir uždėjo savo štampą, bet jo nepatvirtino nei metaduomenys, nei vicemeras. Tai atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, mes parašėm dabar jiem tą raštą ir pareikalavome, kad ką mes čia pareikalavome, tai pažiūrėsim. Taip.
Ir parašėme tai, pagal išdėstytas aplinkybės reikalavome pateikti teisės aktų numatytą tvarką popierinį galiojantį mero potvarkio nuorašą, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną pasirašytą mero patvirtinančio Kauno miesto valdybės sekretoriato antspaudą. Primename, kad projektų nuorašai nėra vykdomieji dokumentai. Pridedama projekto kopijos ir čia tie visi dalykai. Tai va. Taip pat atrodo tas vadinamas dokumentas. Jis neturi jokio parašo kito. Nieko nėra. Ir dabar, kad šitą pranešimą gavo, tai čia yra data tokia, kad gavo. Toliau, čia va, kad pranešimą pastogiai buvo įteiktas, toksai va yra. Ir dabar buvau pas vaikus pasimatymę, tai žodžiu atsisakė priimti iš manęs pateiktus dokumentus, bet rytoj mes juos jiem įteiksim, tai šiandien neskaitysiu, kad jie nežinotų, ką čia jiem reikia daryti. Ir dar skambinau į vaikų teisės, tai pasakiau, paprašiau, kad suderintume tokį kaip ir teorinį veiksmų planą, nes turbūt jie dar tokio neturėjo plano, kad esam tokiai situacijai, kad nesudaryti kažkokių sunkumų, kad apsėdam, susitarėm, jeigu yra tie teisės aktai visi neteisingi, kaip mes tą problemą spręsim, čia kad nebūtų kažkokių visokių tokių nesąmonių, tai susitarėm, kad rytoj, tai yra pirmadienį, susitiksim, aptarsim vaikų perdavimo tas visas procedūras, o rytoj taip pat bus nagrinėjimas teismo posėdis aplamai dėl šitos bylos. Tai dar kiek besigilinant vaikų teisų tos pateiktus prašymus, tai jie nėra sertifikuoti. Archyvo Lietuvos Kauno teismo ta EPP sistema neturi licenzijos nuo 2000, neatsimenu tiksliai ar 11 ar 21 metų, ta prasme, nuo 21-11 mėnesį, man atrodo, nėra licenzijuoti, tai vadinasi, irgi yra tokie dalykai ir tenai buvo parašyta, kad mūsų atstovavo, kad jie pateikė, kad mūsų atstovaus advokatė Milena Strogienė, kurią teismas teisėjai pareigojo susipažinti su mumis ir pagal faktą turėjo pasirašyti sutikimo įgaliojimą, kad jinai mūsų atstovaus. Tai žiūrint dokumentus buvo pastebėta tai, kad nėra jokio tokio dokumento ir kad teismui pateikė ataskaitą pateikė tokią informaciją, kad tipo mūsų prašymų vaikų teisės čiut nepaskyrė mums advokatę ir kažkaip keistai išėjo ir apie visą tai. Tai rytoj bus matyti, ar teismas apygardos vadovaujasi teisė ar kažkom, nes pagal teisę tai to teismo iš vis negalėjo būti ir jisai iš vis turėjo būti anuliuotas, nes ten teisminiai proceso dokumentai aplamai yra iš vis neaiškios kilmės, kaip netgi jie negalėjo paimti su to nutartim vaikų, nes teismas pasirašė elektroniniu parašu, bet čia vėlgi buvo projektinis variantas, kurį pasirašė kaip, galimai tokį palaikytų jinai teisėją tokį nuosprendį. Ir tas projektas nebuvo patvirtintas fiziniu parašu ir teisėja pasirašė elektroniniu parašu ant kitos bylos numerio. Ta nutartis, kuri buvo atspausdinta, jinai nesutapo su teisėjos pasirašyta nutartim, bet nieko bendro taip išeina neturėjo. Ir kas keisčiausia, tai buvo pažeisti civilinio proceso teismo proceso kodeksas, tai yra trūksta procesinių dokumentų, nes kiekvienas teisminis procesas žodinio
proceso tvarka yra Vidaus reikalų ministerijos ministro įsakymų toksai įpareigojimas kiekvieną žodinį procesą įrašinėti atitinkamą įrangą. Tai procesas vienas buvo 3 procesai, vienas buvo įrašytas, antras buvo įrašytas, o trečias buvo neįrašytas ir tai pažeidžia visą tvarką, nes trūksta procesinių duomenų ir dar būtent toj vietoj, kai nutartis buvo neteisingų numerių ir žodžių, o sekretorė parašė, kad nebus garso įrašo, nes nieks neatėjo. Ir tipo perskaitė tą ir tada jau tos kitos civilinės bylos numeris. Tai vėl nutartis pagal tą civilinę numerį, kurią pasirašė, bet vykdomasis dokumentas, ant kurio parašytas vykdomasis dokumentas ir nėra teisėjos parašo, bet tik tai yra dokumentų ten skyriaus kažkokios specialistės nuorašo patvirtinimas. Nesuteikia jai jokių galių vykdyti kažkokią tai veiklą ir dar vienas pastebėjimas mano kaip iš technologijų specialisto, tai pradėjau analizuoti e-sistemos ir ten tų elektroninių parašų visų darymą. Tai Kauno savivaldybės administracija naudoja nesertifikuotą vidinį tinklą, kuris nieko bendro neturi su jokiais kitais tinklais. Ir dar kaip tik grįžau į Lietuvą, domėjausi administracijos tinklapiu, dar atsimenu, skambinau į IT tenai tą skyrių, sakau, pas jūs labai silpna apsauga, tai tiesiog šiaip paklausiau, kodėl taip yra pas juos, tai kažką pakalbėjom, bet dabar prisiminę šitą dalyką, tai pagal aplamai esamą visą situaciją, tai aš manau, kad yra galima įtaka tokia, kad tuos dokumentus, tai reiškia Kauno miesto savivaldybės administracijos valdymo sistemos duomenų bazę galima interpretuoti, galima nulaužti ir pakeisti, pavyzdžiui, duomenis eilutėje. Tai kadangi protokolas būna rašytas kompiuteriu, tai jis ir saugomas tokiam kompiuteriu, tai ten gali ir pakeisti tekstą, išimti failą, įdėti kitą, bet nežinau architektūros tos sistemos, nes visos duomenų bazių sistemos turi 3 lygius kaip minimum saugojimo: administratoriai ir dar po administratoriai ir dar vieną archyvinę, kuri turi tik tai vieną pusę įrašyti, bet nieko neišduoti, tai prasme uždaras išėjimas. Tai tenai, manau, reikėtų patikrinti ir tenai įsivaizduokit, jeigu kažkas turi tokią galią, kad aš kiek kalbėjau su visais darbuotojais, jie sako, ką mes kompę gaunam ir viskas, ir vykdom. Tai įsivaizduokit, kad dabar paimu aš ir įrašau, pavyzdžiui, kažkieno tai duomenys į kažkokią eilutę, įdedu ją į duomenų bazę ir atėjus pirmadienį darbuotojai savo darbo vietą atsidaro kompą, žiūri, naujas yra kažkoks įsakymas, jį atspausdina ir atiduoda vykdymui. Vykdymą gauna kažkokie policininkai, ateina jūsų namus, suėma ir uždaro. O paskui jūs aiškinkitės tenai, kad čia tikras buvo, netikras, kad čia pakeitė, nepakeitė. Niekam neįdomu, nes visi daro tvarkingai, visi daro pagal algoritmus, pagal teisės aktus, bet esmė tokia, kad tas pažeidžiamumas ir tas elektroninis visos dokumentų valdymas yra visiška nesąmonė, nes tai galima žaisti žmonių likimais su tokiais dalykais ir dabar dar nori paleisti dirbtinį intelektą. Tai kas tada bus? Tada bus iš vis nieko gero. Tai tokios žinios čia pas mumis. Tiesa, tai dabar, kadangi tvarkau visus dokumentus ir sąveikoju su Kauno miesto savivaldybės administracija pagal savo veiklos liudijimą individualios, tai įkainiai yra standartiniai, kaip ir pas visus tokio tipo administratorių veiklą vykdančius darbus žmonės ten ir taip toliau. Tai kadangi dabar taip viskas yra, tai aš viešai paskelbiu, kad dabar kaip ir
Kauno ten ta administracija priėmė iš manęs dokumentą pagal veiklos pažymėjimą, nes, kaip sakyt, visą laiką skiriu jų problemas spręsti ir gelbėti savo vaikus dėl jų padarytų problemų, o už tai aš negaunu jokio atlygio ir kaip numatyta teisės aktais, kad kiekvienas darbas turi būti vertinamas. Tai va, tai čia yra mano darbas pagal veiklos pažymėjimą. Tuo pačiu, tai kažkaip tai taip, va, tai tokios naujienos, o kaip seksis rytoj ir koks bus tas apygardos teismo procesas, tai nežinau, kažką tai rytoj gal sužinosiu, bet nieko dar nežinau. Dar va tiesa, kas man labai buvo įdomu, tai kai ant manęs parašė Deividas Aidukas skundą ant šmeižto, už šmeižtą tą vadinamą, tai ten elektroniniam parašo sudarytojas, elektroninių metaduomenų parašo sudarytojas nenustatytas. Paskui vėl gavau kvietimą į policiją į Kęstučio 42, 2,5 valandos dėšiau aplinkybės apie įvykį ir man davė vėl pasirašyti tokį aktą, kuriame buvo parašyta, kad aš esu tipo liudininkas ir mane galima filmuoti, įrašinėti garsų įrašus ir visa kita. Toliau buvo parašyta, kad dokumento sudarytojas nenustatytas. Sakau, kas šį yra? Ai, nežinau, sako. Bet sako, įdomu, kas šį yra. Tai va, ir jisai iš manęs nepriėmė tas pareigūnas jokių dokumentų, kurios buvau fiziškai nusinešęs. Jisai sakė, jisai protokolę įrašė taip, kad davė parodymus, jokių dokumentų nepateikė. Pateiktų dokumentų 0, ten tipo nieko nepateikiau, nors aš jam atnešiau pilną pluoštą originalių dokumentų. Ir jisai man sakė, atsiųsk juos man elektroniniu būdu. Sakiau, kad pabandysiu, tai sugalvojau, kaip tai padaryti, sukėliau į Drive'ą, uždėjau kodą didelį ir dabar noriu jam paskambinti, pasiklausti, nes man reikia jam pasirašytinai nuvežti mano duomenų perdavimo priėmimo aktą, kad jis pasirašytinai priimtų, bet negali ragelio, tai va, tai negaliu paduoti duomenų. O duomenys kabo ir tiek žinių, o daugiau tai va tiek reikalų. Ką čia dar? Vaikai tai visiškai kada namo. Baisu, nežinau, kaip čia taip atsitiko, bet yra taip, tai sakau, va, kad čia gali būti, kad kažkas taip gali manipuliuoti tais duomenim, taip. Ir paskui visi sakys, čia ne mes, čia kažkas nulaužė ir padarė, bet čia pasiteisinimas tai yra labai geras, nes šiaip tai pagal visą logiką, tai, gerai, tebūnė taip tas Aidukas, tai sakau, kad teisme melavo, bet jo dokumentai tipo atspausdinti, jisai viską žinojo. Bet tai jeigu šiaip vargalinti, kaip sakyt, su duomenim internete, tai tenai gali printo PDF padaryti ir bus atspausdinta iš šios sistemos. Ta prasme, ten, kad jo kortelės duomenys ten kažkokius prisijungti, ar prie tos sistemos prisijungti, jeigu jinai ten tokia kiaura yra, tai čia manipuliuoti galima viskom, kom tik tai nori pasimti belė kokį tai asmenį, kuris yra toj duomenų bazėje ir su juo gali piešti, ką nori, arba įdėti naują. Ir va tokie dalykai, aš sakau, negali būti jie tokie dalykai. Bet kitas dalykas, kaip galima pateisinti, kai tu žmogus eini atimti vaikų ir nešiesi lapą ir ten nėra jokio teisėjo parašo ir tas lapas, bylos numeris nesutinka su teisėjo parašo numeriu. Va tai čia jau šitoj vietoje aš jokio pasiteisinimo nematau, kad čia tipo dėl neapdairumo taip išėjo, ir teisėja taip išėjo nematė, ir ten tas nematė, dabar potvarkiai nieks nemato, kad visi fufliakai, kad jie neturi jokios vykdomosios galios, ta prasme. Čia ne man spręst, tam teismai yra, bet aš tai savo nuomonę
savo nuomonę galiu pasakyti. Tai vat, kai dabar dar toksai dalykas, tik tai pradėjau vat, su šitais penktadienį pabaigiau su šitais dokumentais, šiandien sekmadienį jau Tele3 pilo ant manęs ten vėl visokios nesąmonės. Tai pagal praktiką, kurią turėjau čia veikdamas, tai mūsų padėjėjas Celofanas mums irgi rekomendavo Tele3, kurie mus apgavo ir pridėjo ten išėmė, iškarpė. Paskui, kiek žinau, pagal informaciją daug kur dalyvavo tos srovės ir tenai vis kažkaip tai čia kaip ir gaunasi ta All Media Group, jinai yra gavus nuo mūsų dokumentą, kad be mūsų žinios jie jokių negali mūsų atvaizdų derinti. Tas dokumentas yra vėlgi elektroniniu paštu pristatytas, tai kaip ir nieko tokio, nes tik tai rašytiniai dokumentai gali kažką tokio reikšti. Nu, bet ne esmė. Esmė tokia, kad jie patikė melagingus pranešimus vėl, kad mes ten bedarbijam, socialos sėdim, kad socialiniam būste gyvenam, kad mes pagrobėm savo vaikus. Tai yra melagingi prieš mus šmeižiantis, mūsų žeminantis ir visokie kitokie viešoje erdvėje platinimo dalykai. Tai parašiau tai straipsnį autoriai žinutę ir tiesiog noriu informuoti, kad dėl tokių žiniasklaidos dalykų būna net žinau atveju, kaip ir žmonės nukenčia, nes kaip ir ant kažko pasakė, tai ten persiekė, pradėjo ten kažkas į galvą gavo, kažkas ten dar visokių dalykų. Taigi čia yra, kaip sakyt, masių valdymo įrankis, tai jie gali tipo masės valdyti, nuomonės valdyti, teikti melagingą informaciją, šmeižti ir būti nebaudžiami. Nu, aš taip nevertinu, aš tai galvoju, kad kiek ir skaičiau įstatymę, kad mes prie to prieisim vėliau, kai susigrąžinsim vaikus. O dabar mes dirbam šitų klausimų ir tiek. Tai tiek šiandien dėmesio. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot. Yra nelabai lengva išlikti tam tokiam emociniam, stabiliam, būnant naktį atsikeli ir galvoji, kaip čia, kad sapnuoji vaikas, kaip atbėga ryte, kai būni atsikėlęs, aprabunda, atbėga, apkabina ir taip būna atsikeli naktį ir žiauru, bet ką darysi? Tokias taisyklės sakė, tai mes dabar jas pagal tas taisyklės bandysim pačius pagydyti, kad daugiau tokių grybų nepjautų. Tai tiek.